Sovietų sąjungos rajonas. Greitai pastatytas ir skirtas tik kaip vieta žmonėm gyventi. Bet ir tikrai. 76 šitas žmogus, Saulius Lukošius, planavo pastatyti basically geriausią rajoną gyventi pasaulyje. Kino teatrai, jokio triukšmo. Va šitas juokingas. 500 vietų viešbutį. Tai ką dar išsvajojo? Bet, kaip žinai, reikia sugrįžti į realybę. Realiai nieko gero nepadarė. Iš tikro net nebaigtas statyti pačių daugiabučių. 2004 buvo pastatyti pirmi daugiabučio pamatai su laiko kapsulė, kur mes niekada negausim. Ir buvo planuota pastatyti 12 mikrorajonų. 94 spėjo pastatyti 5-6 mikrorajonų ir pinigų nebeliko. Čia prieš pabaigą uždarimo namų statybos kombinatą. Kai bankrotai čia buvo atėjo, tie visi Šilainiai užsidarė. Tai be troleibusų ir visiškai sugriuvusi ekonomika liko paskutiniuoju sovietmečio rajonu. Dauguma namų liko 30 metų apleisti ir juos arba susprogdino, arba renovavo. Su Lietuva greit nieko negausi. Tipiškai yra 2 ir 3 laiptinių namai, bet jei norėtų galėtų leistis amžinai. 3 daugiausiai ir būna kombinuoto, kampinis dar. Ir techniškai padarga ir 4, bet tiesiog 2 laiptinių suklijuoti. Aišku, dar jie 5 aukščiai, bet jie niekam nerūpi. Ir mes nekalbam apie 12 aukščių. Laiptinėse yra, iš viso 3 durys. Yra vienos laiptinė, vienos rūsė ir dar vienos čia. Vienos čia anksčiau šiukšlės pildavo. Būdavo vabzdis einas storos, vienam aukšte atidarai ir šiukšlės supili. O dabar panaikino, kadangi pradėjo veistis tarakonai visokie, parazitai, to uždrauti visai. Dabar tiesiog ant sandėlys, ne? Sandėliukus pasidarė žmonės. Kas pirmas priėjo, tas pasidarė. Kiekvienas daugiabutis karnuotas kaip koks Sigma mėl. Realiai tik dėl dekoracijų. Kalboje taip galima vadinti. Yra liftų šaką. Tie bokšteliai iškelti, jeigu reikėtų variklį iškelti ar ką, kad būtų vietos. Viena iš priežasčių, kodėl čia mano mėgstamiausias rajonas, tai dėl tiesiog random dekoracijų. Niekas neverti Sauliui įvairinti namus, daryti karūnas ar apsaugo žmonės nuo triukšmo. Bet čia tiesiog jo charm, menas. Jei jūs čia gyvenat, kur yra apytiksliai 100% jūsų, turbūt pastebėt, kad viskas vienam rajone. Tu gali Šilainiuose gyventi, mokytis, dirbti, leisti laiką, plaukti. Rajonas kaip tik specialiai dizainuotas, kad kiekvienas kvartalas turėtų arba mokyklą, darželį. Tai yra oazė, nukai, žaidimo aikštelės, mokymas nepasiekia vaikų, nepasiekia tos erdvės ir yra visiškai blokuota aplinkui. Kad žaisdavau lauke, mane pakviesdavo, kad ten pietų vakarienės ir aš tiesiog grįžtu ir ta tokia saugi žaidimo erdvė. Kiekvienas Šilas nėra vienodas. Pirmi adresas turi lenktą dizainą. Čia labiausiai Sauliaus idėjos įvykdytos. Išsiskiria iš bendros masės kaip įdomus ir žali, kur malonu pasivaikščioti ir būti. Tuose nuostabus kiemai ir poilsio erdvės. Bet jie netobuli. Jų insuliavimo dizainas dar senas. Ir todėl yra tokios skylutės. Čia kitokia technologija jau buvo. Negeresnė. Geresnė, kad nepelytų. Dėdavo fotoplastą, keramzitą, paskui užbetonuodavo. Antri adresas turi turgų ir šitą namą, Kuršių gatvė 6, kur galiu sakyti iš visos širdies yra pats geriausias namas visuose Šilainiuose. Šitas dramblys pavadintas Versmė ir labai šaunus baseinas. Treti. Palačia, jūs matot šitą? Saulius juos vadina kaimais, nes ten tik maži namukai ir kadangi močiutės maldavo nesugriauti. Ketvirti, geriausi, nebelenkti, nes jiems pritruko pinigų. Adresai bus tokie patys nuo šiol. Ir šitos 2 mokyklos, kur fun fact vieną pastačiau Minecraft'e. Tai jei norit, pažiūrėkit. Bet ne dabar, pabaikit mano video. Aš šiaip Santavrės parkas. Dabar 5. Smėlį. Prado karūnas. Sauliau, negali būti, kad tiek pinigų trūko. Taupė, viską taupė. Viską reikėjo greičiau daryti, mažiau medžiagų ir arčiau. Ai, fun fact. Smėliai molingai žemė. Pagalvokite apie tai. 6 kaimai. 7 turi visai naują parką, Norfą, Maksimą ir Naujakurių gatvę. Ji tokia keista. Šiuos namus statybininkai pastatė dėl savęs ir turi žiauriai keistas baltas plokštes, iš kurie iš vis. O ką sakot, kur 8-12? Nėra. Jie neegzistuoja. Vienintelis 11, kur I don't even know. Greitas klausimas. Ar 900 ar 1000? Jei atsakėte, tai aš negaunu jokių pinigų, prašau. Čia vienintelis dalykas, kur aš jūs prašau. Tai paspaus šitą mygtuką. Please. 12 metų kovo buvo 11 žmonių MS gimtadienį. Jie gėrė ir susipyko, tai logiškai Diliūnas nusprendė atsiprašyti. Pasiėmė benziną, appylė visą butą ir padegė.
Du žmonės iššoko iš 7 aukšto. Po 4 metų ieškojimo Diliūnas surado ir jam buvo skirta 15 metų laisvės atėmimas. Už visą tai 15 metų. Ok, tai nėra pastatų kalnas, ar kaip kiti vadina, pilkiausias rajonas. Tai vieta, kur aš užaugau. Tai bendruomenė. Tai vieta, kur daug užaugs. Tai namai.